Tema – gamtos išteklių ir energijos taupimas kasdienybėje. Ekologija – tai mokslas apie organizmų ryšius ir santykius su jos supančia aplinka. Dabar siekiama, kad kenksmingų medžiagų išmetimas būtų nedidesnis negu gamta pajėgi atlaikyti. Mūsų korespondentė praneš, kaip panevėžiečiams sekasi taupyti energijos išteklius ir tuo pačiu saugoti gamtą. Sveiki! Šiandien mūsų tema – išteklių tausojimas. Štai man už nugaros matome puikų sprendimą gamtos atžvilgiu. Tai stulpas, ant kurio yra saulės baterija. Kiekvieną dieną saulė pagamina didžiulius kiekius energijos, kurią puikiai galime panaudoti ir pritaikyti buityje. Tačiau gaila, jog labai didelė dalis saulės energijos lieka nepanaudota. Taip pat tai yra vėjo jėgainė, kuri vėją paverčia energiją. Nors daugelis mano, jog Panevėžys mažas ir skurdus miestas, tačiau būtent čia mes turime nemažai išteklių tausojimo pavyzdžių. Vėjo jėgainė yra puikus sprendimas, norint ištisus metus turėti savo nuosavą energiją, kurią galime panaudoti kasdieninėme gyvenime, neteršiant motinos gamtos. Štai čia Pavardaičių šeima ir jie taupo. Gal kiek įdomiai, bet taupo. Visi šeimos nariai gali pasinaudoti tuo pačiu vandeniu ir taip sutaupyti nemažai pinigų ir gamtinių išteklių. When I'm at the bar, other people wanna try, it's like, give me some more. Try a little harder, honey, give me some more. Let's go, I'm a superstar, getting busy with the boys, hanging at the bar. Everybody coming close, cause they all want me. You want it when you saw me, I like how you look, baby, call me, call me. Dar neseniai Pavardaičių šeima žiūrėjo televizorių kiekvienas atskirai, supratę, jog tai nėra gerai nei jų piniginiai, nei motinai gamtai, pradėjo taupyti. Dabar Pavardaičiai stengiasi taupiai gyventi ir televizorių žiūrėti drauge. Jeigu visos šeimos nėra namuose, tai Pavardaičiai mėgiamas laidas stengiasi žiūrėti pas kaimynus. Žinoma, jei jie dar juos įsileidžia. O jei ne, tai vokčiamis pro langą. Žiūriu dabar, krepšinį rodą. Ei, tėvai, noriu Simpsonų žiūrėt, mama! Tėtė neleidžia Simpsonų žiūrėt. Ką rėkėt? Junkit man serialą Marinėlą rodą. Eikš, kartu žiūriu, kartu žiūriu. Atsirado daugiau dviratininkų ir pėsčiųjų. Gal tai ir krizės pasekmė, tačiau gamtos atžvilgiu sveikintina. Kam nejauku važinėtis Panevėžyje, tas dviratį mina namuose ir gauti energiją paverčia elektra. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride... Čia matome pirmuosius, kurie nusprendė pasinaudoti nemokamą šviesą. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.